teko mums šiandien išvažiuoti, nes gyvenimas ne visada yra gražus, būna ir liūdnų dalykų. Tai mes važiuojam į močiutės Ievos metinės minimą. Bet yra gera žinia. Kadangi Rokas neturi nei vieno senelio, bet turi prosenelį. Tai gera yra žinia ta, kad šiandien susipažinsiu su savo proseneliu. Jo. Nu, turi dar ir promočiutę vieną. Nu, aš apie senelės kalbėjau. Tai promočiutė. Nu, į promočiutę, bet šį kartą ne. Šį kartą ne. Nu va, susitiko su savo proseneliu. Žodžiu, istorija tokia. Sugeda mūsų vektrutė prie pat namų bekylant į tiltą. O vaikai, kiti daiktai pasiliko Palangoj. Tai mums reikia važiuoti juos susirinkti. Pasiėmėm Astrą, davažiavom čia iki Radviliškė, pasmirda galadėlės, blemba, išsigandau, galvoju, tą mašiną sugriuvo. Susiradau greitai servisą, šeštadienis šiandien, Radviliškį susiradau servisą, nuvažiavau į servisą, viskas ratas, kai saka, atšoka galadėlė ir viskas gerai. Tai žodžiu, važiuosim, nes jau galvoju mašiną nuomotis. Tai žodžiu, važiuosim su Astrutė. Arba grįžau į minėjimą. Eisiu pavalgyti kažką, stresas nukrito. Nu viską. Pasibuvom, susitvarkėm, susitikom. Važiuojam atgal į pasaulio kraštą. Dar 120 km liko. Nu, grįžom pasaulio kraštą. Šiaip ne taip. Prasukom šiandien kokius 400 km. Varau ilsėtis. Bye. Čia palmanis.